Sveiki, mieli Bostono krabo žiūrovai, klausytojai ir tikriausiai daugiau klausytojų yra. Susitinkam penktadienį, neplanuotų laiku. Pirmadienį paprastai mes darydavome apžvalgas jau šį sezoną, tas 2 apžvalgas, kiek buvo lenktynių, bet jaunojo krabo nugara pavedė ir jisai tapo sveikatos prasme senuoju krabu labai greit. Ir teko tada šiek tiek rekuperuotis, kaip kokiai gerai rekuperaciniai sistemai. Vyresnysis krabas tikriausiai turi patirties ir emociškai matyt suprato, ką jaunasis krabas išgyvena tuo metu. Taip, viskas suprantama, atsiprašom savo prenumeratorių, kad pirmadienį nepavyko išeiti, gal kiek pavėluota apžvalga, bet sakyčiau, kad ir naujienų šiek tiek daugiau, tai kad netempti į naktį, kaip sakant, galima truputį ir apžvelgti mūsų Australijos GP. Galima tikrai. Pirmiausiai tikriausiai pradėkim nuo paprasčiausių dalykų, kaip visgi gale po lenktynių ir po visų Australijos lenktynių, kaip susidėliojo eiliškumas po visų potencialių baudų ir panašiai. Tai labai paprastai ir aiškiai. Carlosas Sainzas atvažiavo pirmas ir pelnė 25 taškus. Sveikinam Sainzą, kuris praeitą sezoną irgi buvo vienintelis pilotas ne Red Bullio, kuris pelnė pergalę sezoną. Ir Leclercas buvo antras ir padarė taipogi greičiausią ratą ir dėl to gavo 19 taškų. Tada Lando Norrisas paskutinę podiumo vietą užėmė būdamas trečias ir Oskaras Piastri truko jam sąlyginai nedaug, nors iš tiesų 35 sekundžių, bet irgi McLarenas pasirodė tikriausiai geriausiai, iki buvo galima tikėtis tokiuose aplinkybėse, kai Verstappenas neatvažiavo, o Perezas atvažiavo tik 5. Tai čia galbūt reiktų pažymėti, kad visiems būtų aišku iš karto, dėl ko dabar nesimato nei Hamiltono, nei Russello, nei Verstappeno, nei Pereso, tai kad Verstappenas jau trečiam rate su sugedusiais stabdžiais nėrė į boksus, po to Hamiltonas irgi pačioje pradžioje irgi nebetęsė lenktynių, o Russellas paskutiniam rate, reiškia, kaip sako Alonso, per daug stabdė greitai, neįprastai tam posūkiu, kuris paprastai nestabdo, ir tada Russellas nebesuvaldė paskutiniam rate ir irgi Mercedesai iškrito abu, reiškia, lenktynininkai, tai todėl visi pasistumėjo aukštyn, ir minėjom du Ferrari pirmi, McLarenas, tai Alonso už šitą stabdymą vis tik tai gavo baudą 20 sekundžių ir iš 6 vietos nukrito į 8. Tai toliau tęsk pagal tą rikiuotę, kad būtų visiems aišku, kodėl čia taip viskas susimėtė. Tai Lansas Strollas tos Alonso baudos, kaip sakyti, dėka tapo 6 su 8 taškais. Yuki Tsunoda nuostabiai suvažiavo, būdamas 7, vėlgi Alonso šiek tiek jam pagelbėjo iš tos pusės, ar tiksliau bauda Alonso pagelbėjo, 6 taškai, be galo svarbus V-Carb taškai, Visa Cash App Racing Bulls ir Daniel Ricciardo, kuris truputį peršoksiu baigė 12, kol kas yra nelabai kaip sekasi jaunai savo kolegą aplenkti ir Helmutas Marko keli žodžius turėjo apie Ricciardo. Tai čia sustojau, galvoju, gal iškart įvažiuosi, bet... Įvažiuosiu, gal aš galvoju, kad tu sakysi, tai Marko, jisai visą laiką kritikuoja ir jisai visada labiau už jaunus lenktynininkus irgi truputį pašnekėsim, kai Horneris atvirkščiai labiau pasitikė senais, bet Marko iškart pasakė, kad Ricciardo, nežinau, turite pasitemti, ten polė teisintis, bet dabar jau visi šneka, kad Liamas Lawsonas atsarginis, kuris tikėjosi gauti šiemet pagrindinio piloto kėdę, tai tikisi, kaip visi šneka, kad jau Lawsoną paleis artimiausių metų, galbūt ne Japonijos GP, tai Marko vis tiek ten bando, vėl jaučiasi, kas Red Bull viršesnis, ar Helmutas Marko patarėjas, ar Horneris, kuris yra komandos vadovas.
O kaip tu šiaip galvoji, tu būtum toks labiau šalininkas tos tokios patirties, ar maždaug nėra kada čia žaisti, Lawsonai varyk, nes turi potencialo Ricardo gęstanti žvaigždė, kuris tik nori save kažkaip truputį įrodyti. Kaip tu manai, kaip tu elgtumai šitoje situacijoje? Nu, kadangi labai sunku suprasti, nebūnant viduj, kodėl Ricardo taip pernai neblogai įsiliejo reiškia, į pabaigą praeito sezono, o šiemet nerodo beveik nieko, tai čia tikrai sunku suprasti, bet jeigu akivaizdžių mašinos priežasčių kažkokių reguliavimų nėra, ką rodo, sakykime, Tsunoda, kad baigė, kaip sakai, visai neblogai, aš keiščiau. Aš tada sakyčiau, nebūtinai, kad jau rytoj, bet, sakyčiau, paskutinis šansas tau Japonijos GP, jeigu vėl grybą pjausi, tai nėra kada laukti. Leisčiau Lawsoną. Ir žiūrėčiau, kaip Lawsonas įsijungs. Aš manau, kad yra logikos, nes Ricardo, jo gal čia nėra labai racionalus argumentas ar paremtas skaičiavimais, bet turint omeny, kaip jis McLaren'e važiavo, kaip jis dabar važiuoja su keliais tokiais, sužibimais, tai klausimas yra, gal jau tiesiog nebe jo laikas, nes visgi rezultatai visko rodo, o Lawsonas turi daugiau potencialo, turint omeny, kiek jis dar gali išmokti. Ir tai aš sakyčiau, kad aš jau geriau irgi ugdyčiau naują talentą ir tas Ricardo toksai laikymas, aišku, gerai iš patirties, bet matosi, kad ta patirtis šiuo atveju dividendo netneša, tai jau geriau auginti kažką su 0 taškų, negu gęstančią žvaigždę bandyti prikelti irgi su 0 taškų. Tai aš taip galvočiau. Jo. Tai vat, tai Tsunoda 7, Alonso su bauda 8, bet visgi taškus dar pelnė 4. Nico Hülkenbergas su Kevinu Magnusenu 9 ir 10, atitinkamai 2 ir 1 taškas. Haasai nuo pat sezono pradžios jau 3 lenktynėse atsiplėšė nuo 3 kitų komandų dar be taškų. Tai tos komandos yra paskutinė Alpine, prieš paskutinė Zauberis, Kik Zauberis ir toliau eina Williams. Tai Haas šiuo metu save pozicionuoja gana stipriai. Kokias tavo interpretacijos? Atsitiktinumas ar kažkas daug žadančio? Daug žadančio nėra ir neatsitiktinumas. Aš nenurašyčiau Steinerio, kur įdirbis vis tiek buvo. Reiškia, aš girdžiuosi. Viskas gerai. Ok. Tai aš nenurašyčiau Steinerio, bet toks sveikas buvo pasikeitimas, vis tiek jie ėjo link to ir vis tik tai, kai Yamamoto tapo komandos vadovų inžinierius, nes keliose... Kas tas Yamamoto? Ne Yamamoto, kaip jisai, kaip jo... Pažiūrėk, tai daugelį komandų, kai vyriausi inžinieriai palaipsniui tampa vadovais, tai nebūna, didžioji daly komandų nebūna prasčiausias sprendimas. Tai kaip jo pavardė tiksliai? Ajo Komatsu. Ne Yamamoto. Komatsu, atsiprašom, čia kadangi mes irgi tokie, ne mes čia, jau aš konkrečiai, kodėl man susimėtė. Nesvarbu, tai va, tai sakyčiau... Yamamoto buvo maršalas admirolas imperijinės Japonijos laivyną. Čia galbūt iš Sunzuko romano. Kur dar... Gerai, tai mintis yra tokia, kad ir Horneris jau maišosi Steineris, kuris įdirbį padarė per savo 10 metų karjeros, tikrai reiktų jam atiduoti duoklę, kaip sakant, ne tai, kad iškart nurašyti, nes kiti sako, išėjo Steineris ir viskas pagerėjo. Nemanyčiau, manau, kad jo įtaka irgi buvo gera, bet buvo laikas ir keisti, sakyčiau taip. Pakankamai optimaliai viskas ten susižiūrėjo, Komatsu yra, sako, kad labai toks techniškai viską žiūri, Steineris galbūt buvo, kitokio profilio komandos vadovas, tačiau Komatsu labiau į tokią techninę pusę linkdamas ir inžinieriai negali jam duodami grįžtamą į ryšį apie bolidų veikimą ar performansą, jau nebegali ką nors išvinguriuot, galbūt, sakykime, nes Komatsu vis tiek žinos, apie kas yra šnekama. Tai niekada nėra blogai iš komandos vadovo pusės žinoti tą techninę dalį ir iš jos būti kilusiam. Kaip ten tu sakydavai, nepabuvęs pėstininkų generolų netapsi. Taip, tai daug kas, ne tik aš tik perfrazuoju žymių žmonių pasakymus.
Tai vat, tai puikiai pradžia Hasams, tikrai, na gal ne pradžia, o pirmosios kelios lenktynės, žiūrėsim, kaip bus toliau. Į taškus nepateko Albonas, kuris važiavo 11 ir jis buvo paėmęs tą vienintelį bolidą Sargento ir tai iš tiesų rodo tikrai neblogą lygį. Na, turint omeny, dar turėjom, aišku, 3 žmonės nebaigusius lenktynių. Tai irgi prie to prisideda, kad 11 yra Albonas, nes tie visi žmonės 100% būtų buvę aukščiau. Tai Verstappenas, Hamiltonas ir Russellas. Tai realiai arba 14 arba 11, tai tas kažkiek padėjo, bet kokia atveju... Bet realiai, sakyk. bet realiai tai manyčiau, kad truputį tas skausmas, kurį Seržantas, kuris ne prie ko buvo, kadangi Albonas sudaužė savo bolidą ir jam Seržantui reikėjo atiduoti savo bolidą Albonui, na neparodė jis, nepaėmė nei taško, sakykime, kaip sakai, jeigu nebūtų tie 3 iškritę, tai dėja, bet nepasiteisino tas, liko Seržantas morališkai žiauriai nuskriaustas, kaip Verstappenas sakė, aš tai būčiau, aišku, jis bandė pajuokauti, bet jis kaip sureagavo į tą situaciją, aš tai būčiau sudaužęs mašiną iš karto, kurie prasme jis būtų sudaužęs, tai nežinau, galbūt irgi tyčia avariją padaręs, kad niekas tada nevažiuoja, bet iš jo būtų galima, bet ir iš tokio žvaigždės niekas ir netimtų, čia yra suprantama, kad... bet ar tu būtum atidavęs, bolidą Sargentui, kaip tu būtum daręs šiaip, ar labiau būtum norėjęs Sargentui palaikyti tą tokį emocinį jo balansą ir maždaug teisybė yra teisybė, tu nesudaužytų važiuosi, ar tu sakytum, kaip ir sakė Valsas, kad čia iki vienas taškas gale sezono gali lemti bele kiek daug milijonų, tai mes negalim nerizikuoti ir duodam tam, kuris turi didesnę tikimybę pelnyti taškus. Tai aš būčiau tai padaręs, bet po to, kai vis tik tai 11 vieta, netgi 3 lyderiam iškritus, būčiau viduje savo įsivertinęs, kad mano sprendimas buvo klaidingas. Tiesiog tokios išvados. Čia gal žinai, ginčyčiaus, nes net jeigu nebuvo, aišku, mes nežinom, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę. Čia niekad spekuliuoti tokiais dalykais nėra galbūt teisingai, bet jeigu nepasiteisino, aš ginčyčiaus, kad tai nebuvo neteisingas sprendimas, nes vis davė daugiau procentų tikimybės, kad įvyks galbūt taškai, bet iš tavo pusės aš gal suprantu, kad tada tu negavai rezultato, kokio norėjai, o galėjai palikti, Sargentą teisybėje, sakykim taip. Būtent, jeigu žiūrint į tolimesnę perspektyvą, visada norisi, kad antras pilotas irgi rinktų taškus, o dabar jis yra demotyvuotas, aš asmeniškai tai šitokiam žingsniui kaip vadovas ryščiausi, bet ir supranti, ir jeigu iš tikrųjų būtų vienas taškas, nors ir vienas paimtas Albono, tai netgi ir tam pačiam Seržantui būtų lengviau, nes žinai, aš pasiaukojau, bet komanda uždirbo 1 tašką, supranti. Taip. O dabar gaunasi, kad, dėja, bet neaišku, kas to galvoj, neįlysim į galvą Seržanto, bet tai ne pats sveikiausias komandai dalykas. Tai šitoj vietoje aš irgi būčiau tokį sprendimą ėmęs, bet būtent dėl tos atmosferos komandos viduje, kas irgi yra svarbu. Tai sakyčiau, pasidaryčiau savo išvadas, ne tai, kad neteisingas, bet nepavyko, nepasiteisino ir galbūt kitą kartą, gal kitaip galvočiau, kaip daryti. Taip, viskam balansas turi būti, irgi negalima pamiršti ir tų įsitraukimo ir emocinių dalykų, nes jie lygiai taip pat performance irgi turi įtaką. Taip, tai 12 Danielis Ricciardo apkalbėtas, aš manau, kad turint omeny, jog Alonso prieš tai minėtas dabar rauna kaip beprotis dėl to, kad, aišku, normalu visi dėl Mercedes vietos labai nori, arba Red Bullio vietos, yra 2 tokios pakankamai sultingos vietos. Dėl Perezo nėra ten labai aišku, kaip iš tiesų bus viskas matyti, bet akivaizdu, kad kažkas Mercedes'e turės būti. Tai dabar klausimas, ar Ricciardo gali, į Red Bullį labiau taikė, nes jis tos mokyklos, sakykim, patikėtinis, bet prisiminiau apie tas 2 sultingas vietas ir kad Alonso taikosi į abidvi įmanomas, o Ricciardo su tokiu važiavimu niekur jis net negali tikėtis taikytis. Taip. Tai čia daug tų niuansų yra, nes Marko labiau ant jaunų pilotų prisimenam, kaip jis ir Vettelį jauną atsivedė, jis kaip Verstappeną dar į Toro Rosso dukterinį atsivedė ir tada jau Toro Rosso prisiminki prieš 10 metų buvo dukterinė, tuo metu dabar Visa Cash App RB.
tuo metu buvo Toro Rosso ir važiavo kartu su Sainzu. Ir jau jie ten tada pykosi, tai vis tik tai Marko pasirinkimas buvo Verstappenas ir Sainzas išėjo į kitas komandas. Tai dabar, tarkim, jeigu kalbama, kad šalia Verstappeno būtų Sainzas, kuris iš Ferrari kitą metą išeina, tai aišku, kad to nenori reiškia Verstappenas vėl negerų santykių ir Helmutas Marko irgi tą supranta, bet čia vat yra dvi stovyklos. Reikia priminti, kad ir toliau netyla ir visi laukia, ar paduos darbuotoją į darbo ginčų komisiją. Tuomet yra išviešinama privalomai informacija, kai jau darbo ginčų komisija sprendžia, nes turi teisę tą daryti darbuotoją. Na, tas vis tiek toliau yra ir esam sakę, kad Tailando 51% turintys savininkai iš Tailando palaiko būtent Hornerį. O Horneris jisai toks labiau linkęs į sakykime, vyresnius, jis ir Alonso, į Sainzo žiūri ir jis jau dėlioja taip, kad jeigu Verstappenas išeitų į Mercedesą, tarim, kitą metą, dėl to, kad Horneris pasilieka, tai kaip sakai, ten nebūtinai Peresas, nes pavyzdžiui, pažiūrėk, Marko irgi savo žaidimus žaidžia, anksčiau jisai pernai kaip Peresą kritikuodavo, jis dabar Pereso nebekritikuoja, dabar visas strėlės yra ant Hornerio daugiau mažiau kartu su Juozu Verstappenu, Josas Verstappenas, Maxo Verstappeno tėvas, tai vat jie norėtų vis tik tai ir toliau patys diriguoti iš esmės, nes palaiko Austrai, ta pusė Austrijos, reiškia, palaiko būtent Macešicas, jos sūnus, reiškia, jau mirusio Dietricho. Jo, tai jo sūnus ir Helmutas Marko, jie kaip ir skaito nesveiką dabar atmosferą yra Red Bullyje. Tai va, tie, kaip sakiau, sostų karai, sostų žaidimai toliau vyksta, todėl vieni linksta, specialiai eterį paleidžia įvairiausius dalykus ir aš netgi, klausimas tavo, tu lauki, kad darbuotoja paduotų į darbo ginčų komisiją vėl skundą, kad tu galėtum daugiau sužinoti, kas ten įvyko, ar lauki? Iš principo, tai aš labiau gal laukčiau, kad tai baigtųsi, nes pradžiai, žinai, buvo tas toksai, sakykim, tokia intriga, žinai, kas čia nutiko, vis tiek, kažkokia drama, kažkokia naujiena, bet kuo daugiau apie tai buvo šnekama, to mažiau įdomu iš tiesų darėsi, nes tas smalsumas toks, tai kaip iš tiesų įdomu buvo. Kažkaip jisai ėjo ir praėjo ir dabar man tiesiog norisi, kad jeigu kažkas būtų, tai kad būtų pasielgta pagal įstatymo raidę ir kad būtų teisybė, kaip čia, jeigu tai pasakytume, ne, tai populistiškai. O jau kas bus, tai man tiesiog dabar jau nebe taip įdomu, man dabar įdomu, kad kaip bus toliau su Red Bullu ir net jeigu nežinočiau faktų, man būtų pakankamai ramu gyventi, man atrodo, nes dabar jau išsivadėjo tas intriga tokia. Yeah. Tai man taip pat, aš ne tiek laukčiau, kas ten kaip buvo, nes vis tiek visos tiesos nesužinosi. Man būtų įdomu, jeigu ir užaštrėtų tas konfliktas, grinai įdomu, o kas bus Red Bullyje, tai pasikeis kas nors ar nepasikeis, grinai įdomu, bet šiaip tai aš linkėčiau, kad viskas tikrai susigulėtų ir Red Bullis toliau kaip ir būtų vieninga komanda, nors kaip dabar aiškėja, to vieningumo jau nuo seno nėra tarp Marko ir Hornerio, jie vis tiek vienas vienaip galvodavo, kas yra šiaip ir normalu, kitas kitaip, bet dabar tik tai labai, tai bent jau man išryškėjo, netgi prisimenant senesniosius faktus ir netgi dabar, kaip kalba Horneris ir kaip kalba Helmutas Marko apie pilotus, kaip jie kalba, kas turėtų būti, tai akivaizdžiai, kad nesutampa jų nuomonės. Tikrai taip. Pieras Gaslis baigė lenktynės 13, Alpine, 13 atrodytų gal ir nieko, bet kol kas jie paskutiniai visam čempionate konstruktorių taurėje, irgi greit pasižiūrėsim. Ir vėlgi, 3 žmonės nebaigė, tai faktiškai tie, kurie tikrai būtų aukščiau, tai faktiškai 16 arba net 17, ne? O Konas buvo paskutinis iš nebaigtų, tai nebaigusiųjų, tai 16. Tai čia yra, Alpine rezultatai, tai, vėlgi, visos sezonas yra maratonas, ne sprintas. Tai aš tikiu, kad Alpine nebus paskutiniai, bet Veitesi aršiausias Alpine, gal ne kritikas, gal netiktų, bet tas, kuris visą laiką sako, bus paskutiniai, nesirūpinkit. Yra logikos tame, ką jisai sako.
O šitą dabar aš kažkaip praleidom, greit praėjom, o Peresas, ar truputį apšnekėjom apie Peresą. Perezas Kelintas dabar jis? buvo paskutinis, ką aš nežinau, buvo Nu, 5. Ir penktas buvo vėl. labai panaši situacija kaip Singapūrė, kai atvažiavo Verstappenas 5 praeitą sezoną, Perezas nebaigė, jeigu teisingai pamenu. Bijau dabar sumeluot, greit pasitikrinsiu, bet labai Tai vat primena va tą situaciją, toj pažiūrėsiu. Jo, tai matai, aš galvoju, kodėl Peresas taip nesugebėjo, reiškia, toliau vytis ir aplenk, ko mes tikėjomės Verstappenui iškritus ir bolidas kaip ir puikiai veikia. Tai, sako komanda, Horneris atrodo minėjo, kad Peresas net nežinojo, kai jis aplenkė Alonso ir tuo metu buvo ten pradžioj lenktynių, buvo pažeistas bolidas ir jis prarado greitį, nusimušė reguliavimai, sakė, mes per telemetriją tai matėm, bet sako, kaip ir viskas turėjo būti gerai. Tai dabar aišku, nes aš atsimenu, kai stebėjau, galvoju, kodėl Peresas nesugeba nieko aplenkti, bet truputį buvo matyti pažeistas bolidas. Tai ar tai tiesa ar netiesa, gal Horneris nori pasaugoti Peresą, bet toks įspūdis, nes šiaip pirmose dviejose Peresas buvo antras, tai tikrai puikiai važiavo. Manau, jis dabar yra geroj formui, ką ir tas pats Helmutas Marko sako. Tai yra tikėtina, kad Peresas šiek tiek irgi apgadino bolidą, tai Verstappenui išritus Peresas irgi tik 5 buvo, tai Red Bulliai labai prastai sudėliojo. Tai va tiek norėjau pasakyti. Kažkaip nepavyko jam, aš tikėčiau, kad ten iš tiesų su ir bolidu buvo, nes šiuo sezono metu nėra ten ko labai simuliuoti ir slėpti savo tikruosius pajėgumus, galbūt, nežinau. Bet aš taip manyčiau ir pasitikrinau, atvažiavo, mano per daug smegenis norėjo tokio identiško rezultato praeitiem metam, tai sufalsifikavo mano prisiminimus. Verstappens iš tiesų buvo praeitais metais Singapūrė 5, kai Sainzas laimėjo, bet Perezas baigė lenktynės ir baigė 8. Tai nebuvo taip, kad, tokia, kad veidrodėlis būtų toks pridėtas prie tų rezultatų. Tai vat. O Okonas, Botas ir Guanyu, abudu Zauberį, tai 14 ir 15, vėlgi kurį laiką važiuoja taip gana anonimiškai, tik kiekvieną kartą vis pamatom, kaip boksuose vis botai neprisuka eilinį kartą ratų normaliai, vis sugenda kažkas iš tų atsukimo tų dalykėlių. Tai nežinau, kažkoks prakeiksmas visiškas botui. Jo, tai okei, tai galim pereiti prie komandų, iš principo trumpai prasibėgti, kokiagi situacija dabar su komandom, labai šiaip ir įdomu. Prasiekim, nes man truputį jau nugarinė pradeda pavargti. Taip, kažką norėjau sakyti. Tiesa, tai gal mes apšnekėjom, kai baigėsi šios lenktynės, bet dabar kas stovi priekyje, dabar pilotai greit irgi prasibėgim. Taip, tai Verstappenas vis dar yra pirmoje vietoje, jisai 4 taškais lenkia Leclerc'ą. Tai vis dar yra tokie, Leclerc'as faktiškai jisai vilčių neturi, nes Verstappenas Red Bullyje. Bet iš principo tai niekada nenustos kovoti ir yra ta kova labai artima. Ir trečioje vietoje Perezas yra tik 1 tašku nuo Leclerc'o, atsilieka 1 su 46, Sainzas yra 4. Su 40 pakankamai tvirtai 4, nes jau 4 yra Piastris 28 ir Lando Norrisas 1 mažiau turi, yra 6. 27 taškai. Russellas 7 18 ir 8 Alonso su 16, 9 Strollas su 9 ir 10 Hamiltonas tik tai su 8. Ir realiai Botas faktiškai įskaito yra prieš paskutinis, Sargentas tik yra paskutinis 21, nes pakaitinis vairuotojas Oliveris Bermanas Ferrari atvažiavo praeitą kartą nuostabiai ir 6 taškus pelnė. Jo, jis ilgai nebus paskutinis. Taip, tikrai Birmanas. Taip. Manau, kad Bermanas iš vis net nebus, Birmanas teisingai, kad jisai nebus, nesvaru. Jisai tikrai nebus paskutinis, nes tikrai bus pilotų su 0 taškų, tas pats Sargentas. Tu apie pabaigą turėjai, tu apie šis čempionato pabaigą kalbi, kad nebus? Taip, Bermanas turi 6 taškus, o Sargentas 0. Tai ar Sargentas pelnys šiais metais taškų? 1, gal 2 svajonės? Jo, tu teisus, gali būt, kad jis jau nebebus paskutinis, netgi čempionato pabaigoje. 1 lenktynė su Ferrari bolidu pravažiavęs, kai Sainzui apendicitą, bet jis buvo 1 Australijai po apendicito iš karto.
Sakė, tarp kitko, liktų. Sainsas, kad Heinzas pasakiau, Kečupas šitą sakė, Sainsas, kad be apendicito, sako, Albonas lygiai tą patį, man sakė, sako, kažkas votuliuojas man organai viduje kažkaip laisviau su tom G jėgom. Tai sako, visiems labai rekomenduoju, sako. Tai turbūt galim perėti prie komandų greit prabėgti, ne? Prieikim prie komandų, tai Red Bullis yra vietoje pirmoje, 97 taškai, o Ferrari yra antroje vietos 93. Tikrai respektabili ir abu yra vienareikšmiai lyderiai, nes Mercedes yra McLarenai, tarp kitko, yra treti su 55, tai jau pakankamai palyginus atsilieka. Ir Mercedes ketvirti su 26, kol kas ne pati stipriausia pradžia, o Aston Martinas yra penktas, o toliau atsilieka visi tie, kur visai įdomu tas kitas penketukas, kaip susiskirstis, 6 V-karbai su 6 taškais, 7 Hasai, kol kas dar ne 6, bet 7 su 4 taškais, jiems labai svarbu šitie taškai Australijoje gauti, Williamsai 8, Zauber Kik yra 9 ir 10 dėja yra Alpine. Nu jo, vienas iš mūsų prenumeratorių teisus kol kas. Mano trumpas komentaras, tai mane šiaip nustebino Mercedesų labai prasta pradžia, kurie gyrėsi, kad čia tai dabar kažkaip tai atrodo, kad Hamiltono išėjimas yra kaip ir normalus. Tai Toto Wolfas sureagavo, kad skyrėsi vėjo tunelio rezultatai ir lenktynių rezultatai, bet šiaip tai visi šneka, atleiskit vyr inžinierių, jau tokios rimtos kalbos pradėjo eiti su tokia prastu startu. Tai va tiek trumpai tada. Ar mes turim šiaip kokių papildomų naujienų? Ne, kažkokių ypatingų naujienų nėra. Svečių turim. Atėjo, čia yra Bostono krabo katinas, gyvenantis kitoj lokacijoje, čia yra Morka. Va, pasižiūrėkit, koks gražus katinas. Ir atėjo sudalyvauti šitam apžvalgoj. Gal turi Morka kokį atsiliepimą? Atsuko užpakalį, nežinau, ką tai reiškia. Nu tai smagu, kad ir yra, kaip sakant, ne vien dirbtinis intelektas aplink, bet ir gyvų organizmų. O šitą, žiūrėk, pas tave toks įdomus yra variantas, žiūriu, tokia ne studija, bet tokia Vinco Krėvės tokia studija, tokia tikra lietuviška. Taip, aš kaime esu, kur nėra dirbtinio intelekto, bet vis tiek naudojasi techninėmis galimybėmis per nuotolį mums apžvelgti vis tik tai visą šitą. Va čia yra atsidavimas Bostono krabui, kai bet kokia atveju net į tolimus užukampius pasaulio yra technologija pasiekiama ir dalyvaujama Bostono krabo turinio kūrime. Ačiū mokslininkams. Ačiū mokslininkams. Taip, tai greitai su tokia padėka mes ir tada va tokią trumpą, bet kokybišką apžvalgėlę pasidarėm. Artimiausių metų tai garantuotai, aišku, bus mūsų transliacijos ir pasižiūrėsim, ar papildomo turinio spėsime įterpti. Turėtų būti visai įdomus ir visai toks su nemažu humoro prieskoniu, kurį buvo labai iš tiesų smagu filmuoti. Tai čia toks, pakutenimas jūsų laukimo nervų. Jo, tai tikrai laukiu aš irgi to pasirodymo mūsų naujos rubrikos, tai ką belieka tada mums atsisveikinti su mūsų žiūrovais ir klausytojais. Ir iki, reiškia, sekmadienio 8 valandos ryto Japonijos lenktynių. Ir pabandysim vėl, šį kartą tu turėsi japoniškai pasisveikinti. Gerai. Pajungsiu dirbtinį intelektą, kad už mane pašnekėtų. Gerai, tvarkoj tada. Ačiū Jums, pergalė bus mūsų.